Pamilau tave iš karto, kai pirmą kartą pamačiau. Man širdį perverė be kardo ir privertė ją degti karščiau. Tu ne miražas ir ne vizija, tu mūsų skaitmeninė televizija. Baltikum skaitmeninė. Pramogos visai šeimai. Sveiki! Dabar savo televizoriaus ekranuose išvysite tai, ką ir tikitės išvysti. Laida Reidas. Mūsų paslydimų ir nuklydimų kronika. Štai kaip pasitinka Klaipėdos jaunimas chuliganiško ir pavojingo vairavimo kontrolės savaitę. Dytuvoje prasidėjo vasaros avarijų sezonas. Po šiurkščios Audi vairuotojo klaidos sudaužyti nepigus automobiliai, Latvių vilkikas į Gyvatvorę nusvedė mažytį Renault su mažais vaikais. Visą tai netrukus Baltikum televizijos laidoje Reidas. Važiavam vienu šalia kito ir mane va taip ant jo užmetė, po to jis į mane dar stumė ir kažkaip... Birželio viduryje oficialiai atidarytas Dytuvos sodininkų bendrijos avarijų sezonas. Smiltynės ir Dytuvos gatvių sankryžoje taksi automobilis Citroen Xara nuvažiavo nuo kelio, išvertė vielinę tvorą, krūmus ir įstrigo privataus sklypo griovyje. Apie 7 valandą ryto automobilis sklype pasislėpė taip, kad tai, jog ten kažkas yra, pastebėjo tik budrus sodininkas Vytas iš Lentpjūvės. Nuo kelio nebuvo matyti nieko. Pavažiuojantys vairuotojai net negalėjo tarti, kad kažkas gali tūnoti krūmuose. Apie mašiną iš pradžių vaikščiojo 3 vyriškiai, krapštė pakaušius, ko toliau griebtis, kaip ištraukti automobilį. Tačiau nusprendė nueiti iki netoliese esančios parduotuvės ir nusipirkti alaus. Įvykio vietą grįžo tik 2 piliečiai, ant kurių veidų buvo labai aiškiai parašyta, ką jie veikia vakar, naktį ir ką veikia dabar. Geria alų. Piliečiai tolumoje pamatė atvažiuojantį policijos automobilis, spitriu žingsniu patraukė sodų gilumon, teigdami, kad eina ieškoti vairuotojo ir dingo žolėse. Automobilis ištrauktas tik praretinus krūmus. Jis priklauso Klaipėdoje registruotai įmonei suteikė čia keleivių pervežimo paslaugos. Tad vairuotoją buvo surasti nesudėtinga. Tai tas pilietis kairėje ekrano pusėje vilkys vienos garsios firmos treningų. Jo byla nukeliavo į teismą. Ten bus atimtas vairuotojo pažymėjimas ir įsūdyta kokių 4000 litų bauda. O dar ir nuo darbdavių pendelį gaus. Ir ne vieną. Ant tilto per upę, dėl kurios pavadinimo klaipėdiškiai ginčiasi nuo viduramžių, aną dieną susidūrė 3 automobiliai. Avarija vyko, kai per perėją ėjo žmonės. Kasgi daugiau čia gali eiti? Ir vieni eismo dalyviai sustojo, o Seato vairuotoja nesustojo, baksteldama aniems dviems. Kažkas ėjo, buvo staigus stabdymas visą virtinę ir tiesiog moteris surinko porą mašinėlį. Kas ten ėjo priekyje? Žmonės. Ką? Žmonės ėjo. Bet ėjo žmonės, o ne kažkas tai buvo, o taip, kad dabar ten dviratininkas. Jūsų sustojo? Mašina sustojo. Aš sustoju, žmogus sustojo ir... Artėjant vasaros viduriui pasikartosime taisyklės, kad susidūrus 3 automobiliams nebereikia valstybės pareigūnų pagalbos, užtenka užpildyti 2 eismo įvykių deklaracijas. Su nukentėjusiųjų automobilių galų savininkais užtvirtinti viską parašais ir netverti eismo gražią vasaros dieną. Nes patys matote, Klaipėdoje transportas taip surėdytas, kad įvykus smulkiai avarijai viename miesto gale užsikemša gatvės kitame miesto gale. Ir nieko tu čia nepadarysi, kai mieste 3 gatvės ir visos 3 pagrindinės. Ketvirtadienį apie 20 valandą Klaipėdoje Pamario gatvėje susidūrė 2 viena kryptimi važiavę automobiliai. Automobilis Nissan suko į kairę į vadinamą invalidų pliažo automobilių stovėjimo aikštelę. Tuo metu visureigį lenkė automobilis Renault Laguna ir automobiliai susidūrė. Su visureigiu prie jūros vyko vairuotoja, jos mažametė dukrelė ir vairuotojos mama. Jos per avariją nenukentėjo, taip pat sveikas liko ir Renault vairuotojas. Paskutinį momentą, kai pastatė posūkį ir pradėjo lysti lauk. Jau buvot pradėjęs? Aš buvau išėjęs rinkimų, pradėjo sukti, parodė posūkį, tik aš nepaspėjau nieko padaryti. O dažnai čia šiaip važiuojat šitą vietą? Ne? Nes čia, žinot, suka čia. Aikštelė yra prie pliažo. Ką? Aš kai važiuoju, žiūriu, į kelią, kažkur, tu prasme, jeigu suktų normaliai, iš anksto rodytų posūkį, niekur nebūtų. Nes kai, jungi posūkį ir sukį, tai čia, ko čia galima tikėti. Kaip jis galėjo taip lenkti? Nu jau distancija. Palauk. Ką tik jį padarytų, yra neįsiveikia. Jis atsako į save. Kaip jis galėjo lenkti? Paskui mane kiek mašinų buvo, aš veidrodį žiūriu. Jūs ką vieną mašiną taip lenkti? Jūs kokiu greičiu turėtų važiuoti?
Kadangi tarp eismo dalyvių kilo diskusija dėl kaltės, įvykio vietą buvo iškviesta policija. Pareigūnai jau buvo linkę manyti, kad avarijos dalyviams teks pasidalinti abipusę kaltę. Nes šioje vietoje lenkti nedraudžiama, tačiau ir lenkiant reikia įsitikinti, kad tai bus saugu. Kai avarijos vietoje sustojo Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas ir paliudijo apie incidentą, nes pats prieš tai važiavo 3 automobilių kolonoje, kai jų kolonas staiga pradėjo lenkti automobilis Renault Laguna, kurio vairuotojas nesugebėjo išvengti susidūrimo su kairėn sukusiu visureigiu. Padangų žymės ant asfalto rodo, kad prancūziško automobilio vairuotojas iki susidūrimo pasielgė itin bravūriškai. Incidento dalyviai buvo blaivus, o policija pasvėrusi visas avarijos aplinkybes, atmeta tai, kad Lagunos techninė apžiūra pasibaigusi prieš kelias dienas, nutarė atlikti autotechninę ekspertizę. Žodžiu, kaltininką sužinosime po pusės metų. Tekos prospekte susidūrė maršrutinis taksi vairuojamas Uzbeko, kuris stengiasi kalbėti lietuviškai, bet nelabai jiems sekėsi, ir senų klaipėdiškai automobilis Opel. Tarp eismo įvykio dalyvių kilo įnirtinga diskusija. Я с 3 людьми ехал нормально. А вы хохол, что ли? Не, я узбек. Узбек, да? Давай по-узбекски. И с этой полосы дед сзади побил и проехал сюда. Ага, С людьми я ехал. понял. Все нормально. Как еще объяснить? Ну вы ехали по своей полосе, Да, значит. своим еще людям ехал. И они побили и проехали сюда. Значит, я вот повернул направо, значит, он на большой скорости летел, видимо, хотел меня Не обогнать. берите грех на душу. Вот, хотел, видать, обогнать меня. Значит, и мне врезал вот это самое. Я никуда не отъехал совсем. Я вот как стукнулся, я тут же остановился. Он дал назад и встал вот. Kai atvažiuos policijos pareigūnai, jie 70-mečių lengvojo automobilio vairuotojui be avarijų vairausiam nuo 1956 metų paaiškins, kad iš tikrųjų čia mūsų filmas pasibaigė, nes kelių policijos biure pareigūnams 5,5 valandos teko aiškinti senam šoferiui, ką jis ne taip padarė, kaip atakavo maršrutinį taksi. Estas Vilkiko Scania vairuotojas panosėje jau švilpiniavo kelionės pabaigtuvių dainelę, kai staiga susizgryvo, kad pasiklydo vienoje iš 3 uostamiesčio gatvių ir miesto centre sukėlė avariją. Ir Vilkikas Scania ir automobilis Audi 100 važiavo viena kryptimi. Kai naujo uosto ir Daukanto gatvių sankryžoje, Estas Vilkiko vairuotojas supratęs, kad praleido kažką pro ausis ir navigacinė sistema jį paklaidino, bandydamas apgręžti savo griozdą, kliudė šalia važiavusi automobilį Audi 100, priklausantį Klaipėdos švietimo ir kultūros centrui. Я мимо ездил, Aha. и начинал поворот налево. Все свободно было. Зеленый горел, Aha. начинал, ну да, все рядом. Начинал поворачиваться налево. И пусто, ни одной машины не было. Aš važiavau kartu lygiai čia su juo, jisai, matai, į tą nematomą tašką. Jis Aha. manęs, nu ir žinau, kad viskas. Jis praktiškai irgi taip, kaip sakyti, nelabai kaltas. Ne, nu kaip, jisai kaltas, kaip bebūtų. Nu taip, bet to labiau žinyti. Lengvajame automobilyje pedagogų nebuvo, tad nebuvo kam išsigąsti. O į saloną įvažiuota stipriai, sulankstytos abiejos dešinio Audi šono duris, išdužo stiklai, išmuštas galinis ratas. Atvykusiems pareigūnams Estas paaiškino, kad jis ilgai žiūrėjo į visus galinio vaizdo veidrodžius, tačiau iš kur atsirado automobilis Audi, jis nenumanas. Vilkiko vairuotojas su savo kalte sutiko ir vyrai užpildė eismo įvykių deklaracijas, patraukė savo keliais. Klaipėdoje Herkaus Manto gatvėje per avariją buvo sudaužyti 4 automobiliai. Tiesa, vieno automobilio Lexus vairuotojas, nutaręs, kad jo mašina apgadinta per menkai, kad gaišti laiką, niekam nepareiškęs pretenzijų, iš avarijos vietos nuvažiavo. O avariją sukėlęs 24 metų automobilio Audi A4 vairuotojas Nerius, paklausęs, kaip čia šitaip reikėjo pavairuoti, atsakė. Ir pačiam pavyko? Nu. Reikia turėti sugebėjimų. Gerai, žinau, humoro jausmas yra gerai. O, ta prasme, važiavai iš Studlendo. Į Studlendą važiavau, iškišau, praleido 2 juostos, mane 3 iškišau ir tiesiog Merso nepastebėjau. A, nepastebėjai. Bet tada, tarkim, išleidinėjo. Išleidinėjo? Nu, nežinau, kodėl tave išleidinėjo. Geriau būtum palaukęs, kol pravažiuos. Tiesiog išleidinėjo, žmonių gerumas ir viskas. A, supratau. Ne, buvo kaip buvo, viskas. Šiurkštoką klaidą pripažinkime. Išvažiuojant iš Studlendo teritorijos bandė iš karto šauti 3 juostą yra mažiausiai neprotinga. Čia kirsta įvažiuojantį Mercedesą. Po smūgio Mercedesą Audi atšoka ir trenkėsi į antrą eismo juostą važiavusi automobilį Toyota Avensis. Šis po susidūrimo dar trinktelėjo į automobilį Lexus. Tačiau šio vairuotojas niekam pretenzijų neturėjo. Tad iš įvykio vietos nuvažiavo. Visi incidento dalyviai buvo blaivus, tačiau vėliau į ligoninę kreipėsi automobilio Toyota Avensis vairuotoja. Taip iš paprastos 4 mašinų košės pasidarė įskaitinė avarija, įvykis tyrimas Klaipėdos kelių policijos biure.
Šilutės plente susidūrė 3 automobiliai. Tik dėl laimingai susikloščiusių aplinkybių per avariją buvo išvengta sužeistų žmonių. Latvio vairuojamas vilkikas rikiavosi iš 2 eismo juostos į 1 ir kliudė čia važiavusi mažytį automobilį Renault Clio. Lengvasis automobilis buvo apsuktas, keliolika metrų vilkiko stumtas prieš save ir galiausiai sviestas į 3 eismo juostą, kur mažytis automobilis trenkėsi į automobilį Mercedes-Benz Sprinter ir nuskriejo į skiriamąją juostą. Jūs važiavot 1 juostą? Taip, 1. 1 juostą. Visų pirma, vaikui nieko neatsitiko? Ne, viskas gerai. Gerai viskas. Ir kas atsitinka po to? Važiavau 1 juostą, jisai šalia. Ir tik jaučiu, kad kažkoks tai nuo oro gūsis toksai stiprus pučia, nežinau, kai važiuoju. Ir tik staigiai, po to tik tai, tai mane taip užmetė kažkaip ant priekio ir po to, aišku, susuko per šitą šoną. Per priekį jo, per vilkiko priekį. Susuko po to, sukausi, aš tada netyriva jau stuktelėjau į Mercedesą ir mane čia susuko suktuku ir ant žolės užmetė. Supratau. Nu čia jisai reikiavosi ir vadinasi kaltas būtų. Dabar pagal žymės. O kai jisai sako, kad nėra žymių pas jį? Jisai sako, kad aš iš viso, jisai važiavo kaip 1 juosta, o aš 2, bet tai kaip atsidurti, jeigu važiavam vienu šalia kito ir mane va taip ant jo užmetė, po to jisai mane dar stumė ir kažkaip taip. Nu dabar viską žymės pasakys. Nu tai matot, kaip tas Renault Clio, iš kur atskrido jisai? Nelabai, aš mačiau iš priekio ją. Aha. Mane jinai iš 1 juostos ją užmetė į šitą pusę. Aha. Nu, kabino į baką, kabino mano už šoną. Toliau į žaliąją juostą. Tolimesnį Renault Clio skrydį priešingai eismo juostą sustabdė gyvatvorė. Per avariją automobilyje buvusi vairuotoja ir 2 mažametės dukrytės nenukentėjo. Mergaitės išgelbėjo specialios kėdutės. Latvis ilgai ieškojo vietos, su kurioje užkabino lengvąjį automobilį ir nieko neradęs ant savo transporto pradėjo abejoti, ar tai jis sukėlė avariją. Ну, я уходил на 1 полос. Уходили, да? Да, на 1 полос. Ну так все понятно тогда? Žymės buvo rastos ant dešinės pusės padangos ir tada Latvijui nekilo abejonių dėl avarijos kaltininko. Kaltas jis pats. O dabar jūsų namų darbeliai. Filmuoja reido reporteriai. Vilnius, žiūrėkit, koks kelių taisyklių žinovas atlėkė iš kairės pusės. Ir dar pipinais matote, praleiskite mane visi. Štai taip, imkite mane ir praleiskite. Klaipėda, Statybininkų prospekte pėsčiųjų perėjoje lėkdamas pilietis per raudoną vos neužmušė 2 vaikų, 2 mergaičių. Vėl grįžkime į Vilnių. Štai ten taip yra vairuojama. Čia Laisvės prospektas, net šiame plačiame prospekte nebesutelpama. Tai ką kalbėti apie Rotušės aikštę, kur vairuojama? Štai taip. Volvo automobilis Klaipėdoje Minijos gatvėje pavarys it pasimetęs, it nežinotų, kur važiuoti, kaip važiuoti ir pas ką važiuoti. O čia Elektrėnai, lenkimas per ištisinę liniją ir dar ant viaduko. Šis vaizdas iš Elektrikų miesto tik patvirtina faktą, kad reidą žiūri visoje Lietuvoje ir primena, kad Lietuvoje būna ne tik vasarą. Šilutės plento ir Baltijos prospekto žiedinėje sankryžoje iš pradžių begėdis dviratininkas šmurkštelėjo prieš vaizdo registratoriaus nosį, o vėliau kiti eismo veikėjai varo aplink žiedą 1 juostą nuo Baltijos prospekto, nors tai turėtų padaryti tik sukdami dešinėn link Debreceno gatvės. Čia vėl mūsų sostinė Vilnius. Prie didžiausio prekybos centro pilietis neradęs kelio pradėjo važinėtis šaligatviais. O čia priminimas iš Daugšaičių, kad dabar vasara ir kad į galinio vaizdo veidrodį reikia pažiūrėti 2 kartus, o gal ir 3. Gal ir pastebėsit motociklą, jeigu ne, bėdos turėsime visi. Minijos gatvėje lengvasis automobilis tarsi pamatęs, kad šalia važiuoja reido automobilis, parodė kam o kas. Iš pradžių išvažiuodamas prieš eismą kirto 2 ištisinę liniją, įdant apvažiuotų greičio slopinimo kalnelius, o toliau dar gražiau. Iš tos juostos, iš kurios galima sukti tik į kairę, bičiukas su trumpa rankovė maikute pavarė tiesiai. Mielasis, kada ateisite pas komisarą, prašau apsirengti, padariau. Čia mūsų draugiškas patarimas. Na, mes suprantame, panelę pavėžinti ant pliurpos tai yra gėris, kogi nepasimaivius. Tačiau mes įsitikinę, kad netgi maivytis reikia pagal eismo taisyklės. Štai taip, apvažiuoti koloną yra tiesiog negražu. Na ir kurgi tu sūnau nuskubėjai? Visą miestą apvažiavome ir susitikome kieme. Taigi klausimas atviras, tai kur tu nuskubėjai? Na ir pabaigai vaizdelis iš Klaipėdos prie arenos, štai taip linksminasi Klaipėdos jaunimas. Salone vietos maža, tai užsiropšta ant stogo. Viskas nufilmuota birželio 19 dieną, 17 valandų ir 20 minučių. Dabar žodis komisarui. Jeigu pareigūnai pripažins, kad čia pažeistos tik keleivių pervežimo taisyklės, tai automobilio Volkswagen Passat vairuotojo laukia bauda nuo 100 iki 300 litų. Tačiau jeigu čia yra pavojingas vairavimas, tai bauda kyla ir siekia jau 4 ar net 800 litų. Taip pat atimant vairuotojo pažymėjimą nuo 3 iki 6 mėnesių. Na, jeigu bus pripažintas chuliganizmas vairuojant, tai bauda yra jau nuo 1000 iki 2000 litų, atimant vairuotojo pažymėjimą nuo metų iki 2. Ir viskas vyksta
kai Tispolas, tai yra Europos kelių policija, birželio 20-23 dienas nurodė kovoti su pavojingu ir chuliganišku vairavimu. Toli važiuoti nereikėjo, prie Klaipėdos arenos. Ačiū uždėmesį. Dabar mus pertraukia reklama. O po jos toliau laidoje matysite Klaipėdą prieš 11 metų. Tiesa yra tai, kad mes vyrai labiau už viską mylime laisvę ir krepšinį. Moterys, jų aš iki šiol nesuprantu. Bet vieną žinau tiksliai, be jų gyventi mes negalime. Kaip ir be tų akimirkų, kai jų nėra. Užsisakyk Baltikum skaitmeninę tik už pusę kainos. Ir žiūrėk tai, kas tau svarbiausia. Skaitmeninės TV įrangą pasiūlysime tik už 1 litą. Baltikum skaitmeninė. Pramogos tikriems vyrams. Aš jau pasirinkau. O tu? Visa reklama ir anonsai, o mes tęsėme laidą. Dabar pamatysite Klaipėdą 2002 metų pavasarį. Sveiki Baltikum televizijos žiūrovai. Čia laida Reidas ir šioje laidoje matysite. Balandžio mėnesį netikėtai iškritęs sniegas patikrino vairuotojų įgūdžius. Tęsiasi skardinės kovos miesto gatvėse. Apdraustas Mercedesas jau po 2 valandų buvo sudaužytas. Girtų vairuotojų pasisakymai Baltikum televizijos eteryje. A вы что на меня смотрите? Per savaitę Klaipėdos apskrityje žuvo 2 žmonės. Tačiau apie viską iš eilės. Savaitės įvykius apžvelgia Klaipėdos kelių policijos budėtojų dalies budėtojas Vaidas Pilibaitis. Kelių policijos jaunesnysis inspektorius Vaidmondas Pilibaitis jau 12 metų kelių policijoje. 10 iš jų dirba budėtojų dalyje, į kurią suplaukė visa pirminė informacija apie mūsų nelaimės. Praėjusią savaitę Klaipėdos mieste buvo užregistruota 62 autoavarijos, kurių metu vienas žmogus nukentėjo. Tarp jų vieną avariją padarė neblaivus vairuotojas, pasišalinusių iš įvykio vietos buvo 3 automobiliai, čia gal ir geras rodiklis, gal duoda reikšmę būtent draudimo atsiradimas, kad vairuotojai stengiasi nebebėgti, o būtent įvykius formina. Kas liečia pagrindinės priežastis, tai iš pagrindinių priežasčių buvo būtent vairuotojų važiavimas atbulinė eiga, neįsitikina eismo saugumu, neatsargus važiavimas, tai atsitrenkia į stovinčius automobilius, pravažiuojančius automobilius. Taip pat vienas iš pagrindinių rodiklių tai distancijos nesilaikymas. Nepasirenka saugaus atstumo, stabdant priekį automobilių, atitinkamai nebespėja patys sustoti. Taigi 3 savaitę iš eilės pagrindinės avarijų priežastys uostamiestyje tos pačios. Nemokame vairuoti atbulinę eigą. Aišku, galima teigti, pakaušyje neturi akių, tačiau kai kurie žiūri į priekį ir dar blogiau vairuoja. Penktadienis, balandžio 5 diena 15 valanda. Klaipėdos Palangos kelias. 300 metrų už Žekų žiedo Palangos link. Kauniškis Kastytis, vairuodamas automobilį Opel Astra, sugalvojo apsisukti važiuojamoje dalyje ir susidūrė su įkretinga, tai yra ta pačia kryptimi važiavusių automobilių Volkswagen Golf. Automobiliai susidūrė kaktomuša. Įvykio vietoje tik Golfo vairuotojas Kretingsodiškis Mindaugas parodė, kaip viskas buvo. Nežinau, 10-15 metrų ir išsisuko grinai, gal norėjo apsisukti, nes kaktomuša. Opelio vairuotojui Kastyčiui ligoninėje diagnozuotas raktikolio lūžimas, po apžiūros jis paleistas namo. Golfo keleivė Ramūnė nukentėjo labai stipriai. Jai sumušta galva, veidas, sužalotos lūpos, lūžo apatinis žandikaulis bei stipinkaulis. Na, o Astros vairuotojui iškelta baudžiamoji byla. Ji gali būti nutraukta tik tuo atveju, jei avarijos dalyviai susitaikys ir susitars geruoju. Įvykį tyrė Klaipėdos rajono kelių policija. Šeštadienį netikėtai iškritęs sniegas dar kartą išbandė vairuotojų įgūdžius. Šeštadienį 20 minučių po 7 valandos ryto Liepojos plente nuo apledėjusio kelio nulėkė ir apsivertė Nerijaus Cipario vairuojamas automobilis Volkswagen Passat. Ligoninėje vairuotojui diagnozuotas kairės pusės peties sąnario sumušimas. Lūžo šonkauliai, sumušta galva. Dabar jis jau namuose. Per avariją numuštas kelio ženklas, Volkswagenas sudaužytas nebepataisomai.
alus, bandelė ir apledėjęs šunkelis. Pats tas komplektas, kad nulėkti nuo kelio. Šis Opelis buvo rastas laukose tarp Klaipėdos ir Palangos. Automobilis priklausantis Klaipėdiškių geležinkelio gatvės gyventojui Jurijui tvarkingai užrakintas ir paliktas likimo valiai. Šio mikroautobuso apvirtimo priežastis ta pati – apledėjusi kelio danga. Mikroautobusų iš Palangos į Šilutę buvo vežami pigus rūbai. Kažkaip pradėjau važiuoti, man kažkaip į kitą juostą persirkėjo autobusas. Galvoju, kas čia dabar yra, bandžiau tiesint atgal, nesitiesina, gal biškai per daug suskau vėl vairą, padėjau užnešti kitą pusę. Galvoju, čia dabar vėl suskau vairą atgal, paniką pasimečiau, stabdžių dariau, ir viskas užnešė va. Mikroautobusas buvo atverstas su draugiško sunkvežimio Renault vairuotojo pagalba. Belieka viltis, kad tai buvo paskutinis žiemos pasispardymas, dar kartą išbandęs vairuotojų meistriškumą. Tas apledėjęs šeštadienio rytas pridarė bėdų ir mieste, kur saulutė pašvietė, ten ant kelio dangos lyg ir ledo nebeliko. Bet štai šį kelio ruožą nuo saulės užstojo naujai statomas Klaipėdos gigantas Minijos gatvėje. Ir susidūrė Hyundai Elantra ir Mazda 626. Lantrai labai pasisekė. Pasisekė ir Sulpui, kurį Lantra tik lengvai palėtė. Dingus nuo kelio ledui dingo vairuotojo dėmesingumas ir rūpestis vienas kitu. Šeštadienis be 10 minučių vidurdienis Tilžės ir Šilutės plento žiedinėje sankryžoje susiduria net 3 automobiliai. Ne pats geriausias sprendimas turgaus dieną ir dar šalia turgaus, tad nenuostabu, jog iš karto užsikišo gatvės. Antradienis, pusvalandis po vidurdienio. Minijos ir Dubysos gatvių sankryžoje ponia Jelena vairuodama automobilį Mazda 323 išvažiuodama iš šalutinio kelio į pagrindinį nepraleido kauniečio Albino automobilio BMW 730 ir su juo susidūrė. Avarijos priežastis – moteriai apakino pavasarinė saulė. Visi žiūrit moteris ir viskas. Visi žiūrit? Moteris yra moteris. Jūs prieš, kad jos vairuotų? Šalia vairuotojo. Iškart matėsi. Iškart matėsi, kad jinai nemato mūsų mašiną. Jinai man kaip nesakė, be kinių važiavo? Jinai be kinių važiavo. O tavo rakinius užsidėjo? Užsidėjo, ieškojo. Ieškojo. Išliai pasakė, kur mano kiniai, neturiu kinių. Nu, bet jinai kaltę pripažįsta. Ne, tai prisipažįsta, bet Šiandien aš nemanau, kad čia turėtų būti kažkokias abejonės. Iš Kauno atvažiavo? Taip. Ir toli dar važiuoti reikia į Kaliningradą. Kaip dabar važiuoti toliau? Kauniškiai skubėjo verslo reikalais į Kaliningradą, tačiau kelionę teks atidėti, nes sudaužytos mašinos niekas per sieną neišleis ir niekas neįleis. O Mazda sudaužyta atsakančiai, mat automobiliai susidūrė ne tik priekinėmis dalimis, bet ir šonais, o Mazdos dar sugūrintas ir galas. Šioje dvikovoje vokiškas produktas atrodė kiek geriau. Trečiadienis. Iki vidurdienio lieka pusvalandis. O čia tai istorija. Istorija neįtikėtina. Šis Mercedesas vairuojamas 22 metų Gargždų gyventojo Valdo ir apdraustas tik prieš 2 valandas, tai yra 9:30 ryto ir vairuojamas jauno vairuotojo Naujojo uosto gatve, dideliu greičiu išvažiuoja į priešpriešinę juostą ir susiduria su Romualdo vairuojamu taksi automobiliu Audi 100. Mane nepraleido rikiuotis iš tos linijos. Tai ir aš stabdžiau ir tiesiog neėjau. Žiūriu, pareina. Tokiu greičiu, ant stabdžių, kortų. Į pastarąjį tik prieš akimirką buvo įsėdusi keleivė, kuri po smūgio atsiduso. Tai atvažiavome. Audi automobilis sukultas stipriai, Mercedesas mažiau. Štai tai baigėsi kelionė apdraustajam Mercedesui, kurio vairuotojas važiavo Mercedesą papuošti valstybiniais numeriais. Ar klaipėdiškiai apsidraudę yra? Taip, kas liečia padarytos avarijos, labai didelis procentas, nedidelis procentas, galima sakyti, jau beveik visi apsidraudė. Iš visų to avarijų turbūt 3 automobiliai buvo, kurie buvo dar nedrausti. Ir kokį privalumą duoda mums draudimas? Arba jums? Nu, būtent vienas iš privalumų, ką aš jau minėjau, tai gal vairuotojai stengiasi nebebėgti iš auto avarijos vietų. Nu, darbo atitinkamai mums padaugėjo. Nebėra tokių smulkių, kur būdavo vairuotojai gal ir be mūsų pagalbos išsiaiškindavo, net į mus nesikreipdami ir nesikviesdami. O dabar dėl dulkių praktiškai kviečiasi jūs? Taip, dėl smulkių įbrėžimų jau mes viskas vykstame tos avarijų vietas. Šiais metais sukanka 10 metų, kai Lietuvoje leidžiama vairuoti truputį išgerus svaigalų. Nesu aršus alkoholio priešininkas, tačiau reikia žinoti, kur gerti ir kiek gali išgerti. Садись, Борь, давай. Не, ну, у меня машина есть. Так поехали, ну твоя машина... Ну, не, мужики, вы что, с ума что ли? Вы что, считаете, что я... Нет, ты как раньше моряк.
Чемоданы в одном такси, ты в другом. Давай. Ну, зачем вы везете мою машину? Твоя что ли? Слушай, это что, твоя? Вась. Это что, твоя машина? Ну, конечно. Ты же говоришь, не ехал. Ну, да я ж не еду, я стою. Сейчас, стоишь? Ну, домой. Слушай, забери Поехали. эту мою До машину. дома довезем. Ну, нет, я не пойду. Ну, что ты, блядь, со своей камерой? Слушай, отдай мне машину. Aną dieną Norfos prekybos centro apsaugos darbuotojai pastebėjo visiškai girtą prekeivį, kuris ketino išvažiuoti šiuo automobiliu Volvo. Ir netgi jau važiavo, tačiau buvo sulaikytas. А я не еду, я сижу. Вы ехали? Не, ну, я не ехал. А как вас задержали? Как меня задержали? Ну, слушай, убери свою эту, Ну, потом вы будете объяснять, что вы не ехали, что вы не пьяны. Правильно, конечно. Pilietis Borisas į alkotesterį pustelėjo 2,05 promilės alkoholio. Tai vidutinis girtumo laipsnis. Ir nebuvo reikalo ginčytis, baisiai jau daug žmonių matė, kaip jis važiavo po Norfos kiemą, skersai ir išilgai. Ну, хорошо, ты завтра выйдешь из дома, и тебе придет Вася, да, и скажет, что ты сегодня пьяный, да, дуй. Ты подуешь, да, что ты пьяный. Не, Вась, не надо. Вась, не надо. Да. Я не пью. Ну ты столько надул, а ты надул. Ну хорошо, надул, ну и что? Ну, за это и А расписываете. где эти, как его? Есть. А вы что на меня смотрите? Jeigu Klaipėdoje avarijose džeržgėjo metalas ir skardos, tai Klaipėdos apskrityje praėjusią savaitę buvo tragiška. Žuvo 2 žmonės. Trečiadienio vakaras. Kelyje Šilutė Klaipėda, Lapinų kaimo ribose, 50-metis klaipėdiškis Petras Taroza, vairuodamas mikroautobusą Ford Transit, priklausantį klaipėdiškiui Egidijui, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į vandens pralaidos tiltelio betoninį turėklą. Po smūgio automobilis nuvirto nuo kelio pylimo ir apsivertė. Variklis sulindo į mašinos saloną, vairas atvirkščiai. Mašinos priekis subirėjo į šipulius. Vairuotojas nuo gautų traumų žuvo iš karto. Įvykį tyrė Šilutės rajono kelių policija. Balandžio 11 diena, ketvirtadienis, 20 minučių po 8 vakaro. 13 kelio Klaipėda-Kretinga kilometras. Stončių kaimo ribos. Tėvas ir sūnus Baltrūnai šalikelę varėsi dviračius, kai sūnų 33 metų Vygantą partrenkė pro šalį važiavęs automobilis Nissan 100 NX. Nevedęs ir niekur nedirbantis vaikinas žuvo vietoje. Dviračiai, batai detalės kelyje išsimėtė 50 metrų atstumu. Nisano vairuotojas į alkotesterį pustelėjo 0,34 promilės alkoholio. Tai leistina norma Lietuvoje. Nisane sėdėjusi vairuotojo žmona Ilona taip pat ligoninėje. Jai į akis pribiro priekinio stiklo ir stoglangio stiklai. 2 11 ir 14 metų mergaitės, sėdėjusios ant Nisano galinės sėdinės, nenukentėjo. Abu vyrai, nukentėjęs tėvas ir žuvęs sūnus, varėsi dviračius į Kaušę. Klaipėdos rajono policijoje dėl įvykio iškelta baudžiamoji byla. Taigi, keliuose karšta, kaip ir lauke. Na, o mes pasimetame kitą antradienį be 45 minučių 9 val. Vakaro. Būkite aplankyti. Sudie. Į ankstų rytą švelnus vėjelis šnabždės man tavo vardą paslapčia. Žinok, tai mano mintis ilgesingos ir mes atskrėsiu pas tave. Tu ne miražas ir ne vizija, tu mūsų skaitmeninė televizija. Baltikum skaitmeninė. Pramogos visai šeimai.